Tai iki šiol mes laikėm žuvis ir apskritai žuvis beveik akvariumo sinonimas yra ir žmonės akvariumą visada sieja su žuvimi. Ir keista, kartais būna matyti net tokių atvejų, kada prieina prie žydinčio koralinio akvariumo pilnas gyvų koralų akvariumas. Ir ten plaukė kokia pasislėpusi žuvytė, prieina ir sako, ai, čia akvariumas tuščias, einam prie kito. Tai žmogus supranta, kad akvariumas ir žuvis tai yra neatsiejama. Bet iš tikrųjų akvariumas tai yra žymiai daugiau ir patys koralai laikomi yra žymiai jautresni negu žuvys iš tikrųjų. Jo žymiai sudėtingiau yra išlaikyti. Tai mes, kadangi jau praeitas etapas mums, ir koralų laikymą, ir žuvis, mes nusprendėm pabandyti šiek tiek didesnį savo išbandymą, būtent medūzas. Tai šįmet teko lankytis konferencijoje, Europos akvariumo kuratorių sąjungos konferencijoje, kuri vyko Kretos saloj ir kuriai aš priklausau. Tai ten kontaktų pagalba pavyko rasti galimybių, kaip įsigyti medūzų. Konkrečiai iš pradžių tariausi su olandais, bet paskui pasirodo, kad jų yra arčiau, Gdynės akvariume Lenkijoje. Ir štai neseniai prieš nepilną mėnesį nuvažiavau į Lenkijos Gdynės akvariumą. Iš ten pavyko prasigabenti sėkmingai 9 medūzos, kurios vadinasi taškuotosios medūzos, gyvena tropinėse jūrose. Mielai laikomos dėl grožio akvariume. Ir iš principo jos yra mažiau jautrios netgi negu pas mus Baltijos jūroje gyvenančios Baltijos jūros ausytosios medūzos. Todėl, nors mes ateityje po rekonstrukcijos žadam laikyti būtent ausytosios medūzos, tačiau čia mūsų bandymas šiek tiek lengvesnė medūza, nes mes jas laikom, kaip minėjau, pirmą kartą, mums tai yra iššūkis. Ir gana greitai pasigaminam akvariumą Vokietijoje, nes akvariumas turi būti labai specialios konstrukcijos. Žodžiu, tai yra labai gležnas gyvūnas ir visa akvariumo konstrukcija turi būti visiškai kitokia negu kad įprastiniai akvariumai, kuriuos mes laikom koralus arba žuvis. Šiaip mitologiškai medūza tai priklauso prie tų kerštingų deivių, bet iš principo tai be abejo stambios medūzos, pakankamai plėšrūs gyvūnai, turi visos čiuptuvus, nusėtas dilgiosiam ląstelėm, kurios yra nuodingos, ir suparalyžuoja gyvūną prisiglaudusį prie čiuptuvų, tai yra jų maistą. Šitos auga mažesnės, kažkur tai gamtoje užauga iki pusės metro skersmens skėtis, akvariume gali pasiekti 10-12 cm maždaug dydžio, todėl nei žmogui pavojinga prisiliesti nėra prie jų pavojinga ir jos minta tokiais smulkiais planktoniniais gyvūnais, vandens masėje pakibusiais vėžiagyviais arba žuvų mailiom ir kitus smulkių gyvūnų. Šiaip iki šiol pavyko maždaug iki metų išlaikyti jau tiem patirtį turintiem akvariumam, bet paprastai patirtis rodo, kad pavyksta išlaikyti apie pusę metų iki 8 mėnesių šitos gyvūnus. Ir todėl reikalinga turėti laboratoriją, kurioje dirbtiniam sąlygom jas reikia dauginti, kad iš mažų polipų, pavadinkim, gauti suaugusias medūzas. Iš tiesų, mes labai džiaugiamės, kad pas mus į akvariumą atkeliavo gyvūnas, duobagyvis, kuris įvardijamas graikų kalba kaip karalienė. Tai medūza, išvertus iš graikų kalbos, tai reiškia karalienė. Tai galima įsivaizduoti, kad senaisiais laikais žmonės įsivaizdavo tokį gyvūną tiesiog valdantį visą jūrų karalyją. Tikriausiai panašius vaizdus ir dabar matome populiariuose filmuose kaip Karibų jūrų piratai. Iš tiesų, tas gyvūnas yra trapus, labai pažeidžiamas atrodo, bet kartu ir paslaptingas. Paslaptingas, nes jis gali turėti savo formą, savo būvį tik vandenyje. Išimtas iš vandens, koks jis didelis bebūtų, jis pavirsta paprasčiausiai drebučių mase. O juk tiek literatūroje, tiek biologinėje literatūroje, tiek grožinėje literatūroje aprašomos medūzos pabaisos, kurių čiuptuvai siekia iki kelių metrų ilgio ir nereikia net
ten skaityti Žiulį Verną ar kažką panašaus. Jeigu pavartysim ir spaudą, tai pasižiūrėjau net šiais metais vienos iš pikčiausių medūzų, vadinamosios jūros čiršės, mergaitė buvo beveik mirtinai nudilginta, nes tos medūzos čiupikliai siekia iki 3 metrų ilgio ir jos vieno gyvūno nuodų užtektų nužudyti 60 žmonių. Tai tie mitai ir legendos turi savo pagrindą.